Kol mes visi miegojame, atrodo, Karibų baseine prasidėjo nauja Jungtinių Amerikos valstijų karinė operacija. Donaldo Trumpo administracija pateikė kaltinimus buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castrui dėl jo vaidmens numušant 2 civilinius lėktuvus dar 1996 metais, per kuriuos žuvo amerikiečiai. Castrui buvo pareikšti kaltinimai sąmokslų siekiant nužudyti Jungtinių valstijų piliečius. Ir štai teisininkai bei kariškiai jau tvirtina, kad tai yra paprasta dingstis pradėti karinę operaciją prieš Kubą, panašiai kaip ta, kuri buvo surengta Venesueloje šių metų sausį. Tuo pačiu metu, tą pačią dieną, JAV karinio jūrų laivyno lėktuvnešių smogiamoji grupė atvyko į Karibų jūrą ir nusitaikė į Kubą. O pats Donaldas Trumpas išvakarėse tiesiai pareiškė, kad jis pasirengęs paskelbti Kubai karą, nes režimas savoje nėra pasirengęs diplomatijai. Pakalbėkime apie tai, ar tai naujas karas. Ir kam Trumpui reikėjo kelti 30 metų senumo bylą, kad nuteistų Raulį Castrą? Mano vardas Aleksėjus Pičius, pakalbėsime apie tai kartu. Tačiau prieš pradėdami prašau užsiprenumeruokite šį YouTube kanalą, paspauskite patinka šiam įrašui ir parašykite bet kokį komentarą. Ir draugai, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pičius News, nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taip pat ten vaizdo įrašo aprašyme yra nuoroda į mano išskirtinai ukrainakalbį YouTube kanalą. Todėl, jei norite žiūrėti mano atskirus epizodus ukrainiečių kalba, būtinai pereikite ir užsiprenumeruokite. Ir palaikykite visiškai naują išskirtinai ukrainietišką YouTube kanalą. Taigi, JAV valdžia oficialiai pateikė baudžiamuosius kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Rauliui Castrui. Laikinai einantis JAV generalinio prokuroro pareigas Todas Blanchas pareiškė, kad kaltinamasis aktas prieš buvusį Kubos prezidentą Raulių Castrą siunčia žinią, jog tie, kurie žudo amerikiečius, bus patraukti atsakomybėn. Jis pareiškė, kad šis kaltinamasis aktas žymi pirmąjį atvejį per beveik 70 metų, kai aukšto rango Kubos lyderiai buvo JAV apkaltinti amerikiečių žūtimi. Žinoma, kad buvusiam Kubos prezidentui pateiktų kaltinimų sąraše numatyta maksimali bausmė – įkalinimas iki gyvos galvos, jei jis bus pripažintas kaltu teismo posėdyje. Toliau, susitarimas su tikslu nužudyti JAV piliečius. Dabartinis Kubos prezidentas Miguelis Diasas Canelis jau pareiškė, kad JAV iškelti kaltinimai jo pirmtakui Rauliui Castrui yra, cituoju, politinis manevras, neturintis jokio teisinio pagrindo ir skirtas tik pateisinti JAV agresiją prieš jo šalį. Toliau, pažodinis Miguelio Diaso Canelio pareiškimas. Numanomas kaltinimas armijos generolui Rauliui Castrui, ką tik paskelbtas JAV vyriausybės, tik parodo aroganciją ir nusivylimą, kuriuos jaučia imperijos atstovai dėl nepajudinamo Kubos revoliucijos tvirtumo, taip pat jos vienybės ir moralinės vadovybės stiprybės. JAV meluoja apie įvykius susijusius su 1996 metais numušto lėktuvo, kuriame buvo organizacijos broliai gelbėtojai nariai numušimu. Kaip jis pareiškęs, tai buvo narkoteroristinė organizacija. 1996 m. vasario 24 d. Kuba veikė teisėtos savigynos rėmuose, savo teritoriniuose vandenyse. Po nuoseklių ir pavojingų mūsų oro erdvės pažeidimų, kuriuos vykdė žinomi teroristai, apie kuriuos tuometinė JAV administracija buvo perspėta daugiau nei 10 kartų, tačiau perspėjimus ignoravo ir leido pažeidimams įvykti, tai apie ką iš viso kalbama? 1996 m. pradžioje 2 lengvieji lėktuvai Cessna, bazuojantis Majamyje, humanitarinės organizacijos Brothers to the Rescue vykdė skrydį virš Floridos sąsiaurio. Grupė užsiėmė kubiečių pabėgėlių bandžiusių patekti į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją paieška ir gelbėjimu. Taip pat kartais mėtydavo skrajutes virš Kubos. Tada Kubos kariniai naikintuvai MiG-29, vykdydami įsakymą, kuris buvo duotas vadovavimo grandinėje, kurią tuo metu kontroliavo tas pats Raulis Castro, perėmė lėktuvus. Lėktuvai buvo numušti raketomis oras-oras. Tyrimas nustatė, kad ataka įvyko tarptautiniuose vandenyse, nors Kuba tvirtino, kad lėktuvai buvo jos oro erdvėje. Žuvo 4 žmonės, iš kurių 3 buvo JAV piliečiai. Tuo metu Kubos vyriausybė buvo nepatenkinta šią organizaciją dėl jos atvirų iššūkių Castro režimui ir protestų šalyje rėmimo siunčiant paramą. Kubos vyriausybės sugrįžimas į Kubą. Kubos vyriausybės pareigūnai parengė planą pavadintą Operacija Eskorpionas, kad atkeršytų ir įbaugintų Kubos emigrantų bendruomenę.
Kaltinamajame akte teigiama, kad Kubos vyriausybė vadovaujama Castro infiltravosi šnipus į organizacijos broliai gelbėtojai gretas ir, pasak prokuratūros, būtent Castro dalį įsakymą numušti civilinius lėktuvus, puikiai suprasdamas, kas tiksliai yra jų bortuose. Ir būtent tą dieną, kai JAV prokuratūra pateikė kaltinimus Castro, į Karibų jūrą atvyko amerikiečių lėktuvnešis. Sutapimas? Nemanau. Amerikos kariškiai paskelbė apie lėktuvnešio smogiamojo junginio Nimitz atvykimą, į kurį įeina pats lėktuvnešis, jo aviacijos sparnas ir bent vienas valdomomis raketomis ginkluotas naikintojas. Galiausiai Kubos pareigūnai kaltinimų Castro pateikimą vertina kaip pasiruošimą kariniai intervencijai. Ir tai logiška. Donaldas Trumpas nekartą pareiškė apie galimybę sudaryti sandorių, kuris galėtų užkirsti kelią JAV puolimui prieš komunistinę salą. Toliau jo citata. Aš galiu sudaryti sandorį, nesvarbu, ar jūs pakeisite režimą ar ne. Tai buvo žiaurus režimas ir jie nužudė daug žmonių. Bet tai šalis, kuriai tikrai reikia pagalbos. Jie negali jungti šviesos, negali pavalgyti, mes nenorime to matyti. Ir štai Trumpo administracijos įvesta naftos blokada Kubai dar labiau priartino salą prie ekonominės ir humanitarinės krizės ribos. Sankcijos užsienio įmonėms vykdančiams verslą su Kubos vyriausybė taip pat privertė kai kurias laivybos bendroves, importuojančias maisto produktus į Kubą, paskelbti apie savo veiklos nutraukimą. Didėjantis elektros energijos trūkumas ir elektros tiekimo nutraukimai sukėlė pavienius antivyriausybinius protestus, kurių Kubos valdžia paprastai netoleruoja. Ir ne veltui neseniai į Kubą atvyko CŽV vadovas Redcliffas. Ir štai kaltinimų pareiškimas Rauliui Castrui, kuris vadovavo Kubos armijai lėktuvo katastrofos metu, įkaitina situaciją tarp šaltojo karo laikų priešininkų iki lygio neregėto per pastaruosius dešimtmečius. Šie kaltinimai sudaro pagrindą galimai JAV kariniai operacijai dėl jo ekstradicijos, kaip tai įvyko su Nikolasu Maduru iš Venesuelos, beje artimų Kubos sąjungininkų. Tačiau skirtingai nei Venesueloje, kur Nikolaso Maduro armija parodė silpną gynybą, kurią lengvai sutriuškino Amerikos pajėgos, o jo buvę bendražygiai greitai pakluso Donaldo Trumpo reikalavimams, Castro šalininkai tikėtina reaguos kur kas agresyviau. Kubos kariškiai jau ruošiasi atremti galimą JAV puolimą, o dabartinis prezidentas Díazas Canelis prisiekė, kad bet kokio įsiveržimo lauks kruvinas skerdynės. Tai jo citata. Visoje saloje kariškiai rengia pratybas, o vyriausybė perspėja civilius gyventojus, kad būtina pasiruošti puolimui. Bet kokie veiksmai prieš Castro greičiausiai sukels slaptą karą, net jei Kuba gerokai nusileidžia ginkluote. Ir svarbu suprasti, kodėl nuspręsta smogti būtent Castro, nors atrodytų senelį jau 94 metai. Ir čia daugelis gali paklausti, kodėl būtent jam, kodėl Raulį Castro, o ne pavyzdžiui dabartiniam prezidentui. Reikalas tas, kad beveik kiekvienas aukšto rango politinis ir karinis pareigūnas buvo asmeniškai atrinktas būtent Raulio Castro. O komunistų partijos sekretorius Díazas Canelis tvirtina, kad visi svarbus sprendimai Kuboje priimami būtent Raulio Castro. Kitaip tariant, kad būtų aiškiau, Raulį Castro Kuboje galima prilyginti aukščiausiam Irano lyderiui Khomeiniui. Čia padarysiu pauzę. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai per bet kokią auką pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme arba nuskenavę QR kodą savo ekranuose. Taip pat primenu, prenumeruokite mano ukrainakalbį YouTube kanalą. Nuoroda į jį taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas. Saugokite save, visiems iki pasimatymo.